Tualeto nebuvo. Tualetą padarėm, žodžiu, apleistam pastate. Tokie pirmi įspūdžiai, pirmi potyriai Turkijoje. 25 km įvykta. Važiuojam dabar į Kapakli kaimą. Parduotuvėlę biškį nusipirkti stafo. Jau neužilgo kažkur ieškosim vietelės, kur įsikurt. Saulė leidžiasi. Už gero pusvalandžio jau nusileis. Įgunveš. Vakarėja jau. Daug aplink karjerų, vien fūros laksto su smėliai, žvyrais, viskuo. Tai pilna dulkių, net oreva matosi, kad dulkių belekiek į akis lenda visur. Dar vienas karjeras. Let's go, let's go, let's go! 30 km įmynėm. Riedam toliau 45 km per valandą. Pasilenksim. Paminsim dar biškį. 50 km per valandą. Va taip. Nu, nežinau kaip jum, bet man čia patinka. Čia gražu. Kalnai, vaizdai. Oras geras. Biškį pašiltėjo Turkijoje. Užsukus, kaip bebūtų, čia šilčiau. Šaunam mes čia į kairę. Biškį pablūdysim kažkur. Aišku, čia su kokiais keturračiais gali publika driokstelt ar dar kažką. Bet su mašina panašu tai, kad jau nedriokstels. Va, čia pažiūrėsim, kas už kalnelio. O, vėjo jėgainės mirksi. Čia va visai neblogai. Tiesumas. Nors imkime dėgulščiuką, čia viskas liuks. Na čia ir statysim. Taip palapinę, taip iš ten užsitversim. Viskas. Radom šiandienos nakvynę. Nu ką, kimbu į darbus. Kitoj vietoj, ne ten, o čia statysim. Čia tiesiau ir čia tokių mažų spigliukų nėra. Ten aptikau spigliukų. Tai tiek to rizikos nereikia. Statysim čia. Nu ką, nakčiai pasiruošta. Viskas susidėta. Labos nakties.